Sveiki, čia Valensas Balsevičius ir šitoj pamokoje pasižiūrėsim, kaip sumodeliuoti monolitinę sija Revite. Tai visų pirma, aš esu dabar pirmo lygio vaizde, nueisiu į antrą aukštą, nes noriu, kad sijos čia būtų. Ir einu į konstrukcinių įrankių juostą, pasirenku Beam ir iš karto atkreipiam dėmesį, kad sija Revite yra priskiriama Structural Framing kategorijai. Ne kažkokiai Beam kategorijai, o Structural Framing kategorijai. Tai čia matote parašyta Structural Framing kategorija. Jo. Paskui, aišku, numatytajam projekto šablone yra tik tai kelios šeimos užkrautos. Šitos dvi metalinės mums netinka, vėliau mes jas iš projekto tiesiog pašalinsim, ištrinsim, kadangi mes jų nenaudojame ir nenorime apkrauti be reikalo modelio. O dabar panaudosime M-Concrete Rectangular Beam šeimą ir vieną iš jos tipų, tai yra 400x800, pasirinkam šitą šeimą. Ir kaip ir kolonose yra monolitinio gelžbetonio šeimos, surenkamo gelžbetonio šeimos, metalo šeimos ir medžio šeimos. Metalo šeimas vėlgi reikia užsikrauti iš europinių profilių, kadangi tai yra standartizuotas dalykas. Skirtingos medžiagos šiek tiek skirtingai elgesi modelėje. Tai visą tai ir peržvelgsim per šios kelis video apie sijas. Tai dabar dar ką pasižiūrime, kaip ją brėšime. Tai galime brėžti kaip liniją, kaip arką, kaip dar kažką. Galime pasirinkti tiesiog liniją, kuri bus naudojama mūsų sijai, arba pasirinkti pagal ašį ant ašies, arba jungti 3D trauką. Tai galėsim nubrėžti siją erdvėje. Tai dažniausiai naudoju šitą, tiesiog brėžti siją ir kuriame lygyje pasirenkame, tai pagal nutylėjimą jisai pasigavo iš karto antrą lygį, kadangi aš jame esu. Structural usage arba konstrukcinė paskirtis, skirtas medinėms ir metaliniams sijoms. Pagal šitą pasirinkimą jos course detalumo lygyje bus vaizduojamos vienokia arba kitokia linija. Tai bus rodomas nepilnas skersvėjis, tarkim, plotis tos sijos, bet viena linija. Kadangi aš schematinių nedarau brėžinių, tai visada palieku automatic ir nesuku dėl to galvos. Šitą įjungus chain, tiesiog nubrėžus siją bus galima nenutraukiamai braižyti kitas sijas. Tai žiūrint, ką jau čia braižysim. Tai dabar pasirinku tiesiog brėžti siją, nubrėžiu, tarkim, nuo pradžios iki pabaigos vieną siją, galiu nubrėžti, tarkim, kažkokiu tai dar tarpinių sijų, tiesiog pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Tipas sijos monolitinės irgi susikuria lygiai taip pat, pavyzdžiui, 300x100, 300, 600. Ne. Šiaip visą laiką stenkitės suvienodinti pavadinimus, kad nebūtų chaoso, kad vienas pavadinimas su tarpais, kitas be. Tiesiog tvarkos stenkitės laikytis, nes kitaip bus sunku su dokumentacija, jos valdymu arba kitiems, kai jie gaus iš jūsų informaciją. Ok, ir dabar tiesiog nubrėšiu dar keletą sijų čia dėl įdomumo, kad pasižiūrėt, kaip viskas atrodo. Taigi, sumodeliavome antram aukšte, galime nueiti, tarkim, į 3D vaizdą, įsijungti užspalvintą vaizdavimą ir pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo mūsų modelį. Tai tiek trumpai apie monolitinės sijas, kitose pamokose kalbėsime apie tai, kaip jas sujungti, atjungti, koks skirtumas tarp skirtingų medžiagų sijų, kaip suarmuoti ir taip toliau. Tai tiek, iki.